Sveiki visi, su jumis Tuš Gameris ir šiandieną mes žaidžiam žaidimą, kuris vadinasi Heroes of Fortnite Chaos. Čia toks žaidimas, kuris kaip planšetiniams, kaip kompiuteriams, žinot, žaidimo LOL'as, League of Legends, jį visi vadina LOL'o. Tai jo, šiandien lošim panašų žaidimą, tik tais planšetiniams ir smartfonams. Jis vadinasi Heroes of Fortnite Chaos, tai jeigu norite, Google Play, nueikite. Jeigu jūsų device'as pakankamai stiprus, jūs galite jį atsisiųsti nemokamai. Tai gerai, mes paimsim gyvybių biškį. Ir health potion 2 mištus. Ir mana potion. Tai šitas Clint, nežinau kaip tart teisingai. Clint. Gerai, karočią. Čia yra support champas. Imam pirmą va šitą skillą, visi pamatysite. Manau, kai kurie žiūri, gal jau netgi žaidžia šitą žaidimą. Žaidimas iš tiesų yra awesome. Šiandien lošime pastame Classic map'e, PvP. Pas mus teamoje Kagaksas, Debronė. Pamiršau to ledinuko vardą. Ledinukas karočią ir Dark Elf. Pas juos Paladinas, B12, dar vienas toks kaip aš, Raiga ir Debronė. Tai nežinau, kažką aš būsiu, bet tikrai būsiu nesupportas, todėl kad aš vienas. Kaip matai, ir ten beveik visi yra prieš Debronę. Ir va šitą va šaunamą motyvą. Ir jis man aišku damage turi padaryti. Ir aš nusivarysiu šitą minioną prie rato, padarysiu last hitą, nepadarysiu. Bet mažai trūko. O aš galiu dabar Debronį nuimti. Kur smudėjo? O, man atsinoja patronai. Oh my god. Panaudojau savo fireball ir manau, kad nuimsiu, bet aš nenuimsiu. Todėl, kad jis pasihylino. Ir aš jį nuėmė, nes jis kada norėjo mane atakuoti prie turetą. Maždaug čia buvo logika over 1000. Tiesiog buvo labai pasinė ir aš pasikėliau skardų lygį. Tai iškart maksinkite viską šitą šaudymą skillą, po to healą ir po to aišku ultį. Ultį aišku pas jį nelabai geras, bet su juo jeigu mokat žaisti, galite padaryti gerų dalykų. Gerai, 2-0 mūsų naudai. Čia yra tokia pirmo lygio. Pas jos nerasta čia, kaip ne visus metus gerai. Pasidarom antrą lygį šitą skillą. O, ble. Va, ką Debronė gali daryti. Ir jeigu aš turėčiau savo šitą skillą, aš jį dabar nuimsiu, bet aš to nenuimsiu. Ir jis dabar turės grįžti. Bet aš jį nuimsiu su savo kulką. Easy peasy, train per peasy. Maždaug jo. Ir panaudosiu savo MP tausmą. Va šitą šovus į viršų, toks laukas atsiranda ir tas laukas jis užgylina. Maždaug jo. Vienas dalykas. Gerai. Ir čia Debronė kažkodėl ateina pirmo lygio, kai esu 5. Maždaug over 1000 logistik. Nelogiška, bet vis tiek levels atrodo viską. Ir mes nupirkom pusę turetą. Gerai. Taip. Ir dabar darysim last hitus, nes kai kurie žmonės tiesiog net nežinau, kas tai last hitus. O, šitas simpolas yra. Čia B12. Tankas toksai. Jis neturi mano. Nes man patinka, aš jį nusipirkęs. Tai mūsų fireballas pasikraus po 20 kažkėlės. Ai, jis pabėgo. Gerai, taip.
Jeigu jis pabėgo, tai nieko čia jau pailiuks, kad tai bus. Jie padarė vieną tašką. Sveikinimai. O, jisai grįžo. Meta savo šildą, kuris daro. O, šis jau gali daryti damage. Kraunam fireballą ir nupusam jį. Turim savo ultę. Ir mes jau tokius 3 kilus turim su support. Nes jis atskaitomas support čempas, nes tai gilina ir daro visos pakasybę. Va, ir aš galiu pagilinti ir save, ir kitus, maždaug jo. Taip. Gerai, vat šitą eilę pravalome ir nežinau, gal galim grįžti netgi, nes ir pas mus turėtas krenta priešininkė. Pas kur krenta? Botė. Gerai. O, pavadinas tai yra. Gerai, pastatom savo šitą šūdą. Va, ir jis daro didelį slową. Aš tą pagilinsiu. Ir nuimsim paladiną dabar. O, tai bitch. Oh my god. That flash. Oi, flash. That flash. Like, jūs matėt tą flashą? Blinką tai yra. Tai šitame žaidime nėra flashą, čia yra blink. Bet tai... Eina šitai jam pasisekė. Įsivaizduojat? Tai grįžta, man atrodo, čia jis. Jis dabar rašins mane, ne? Pastatom šitą. O, blėt, aš pasigilinu. Gerai, galim grįžti karotę. Nusipirkti. Ką mes galim nusipirkti? Ai, nu. Nusipirkom. O kur ta finėdinė, kurios nori pirkti? A, va. Ja šitą nusipirkom batukus, nusipirkom šitą. Kur daugiau mano. Ir o šitą. Ir pizmę gal į savo leidą. Ten dar jų playlentas atėjo kelintą lygį 3. Tas žaidimas toks kartais būna juokingas, kai žaidžiat prieš nubus. Bet labiausiai nervina, kai pas tave nubų timo. Nes gerai, kad aš nepapuoliau į jų timą, nes tada mes būtume pralaimėję. Kelinto pas mus Debronį antro. Tikiuosi jis neis kovot su jais. Tikiuosi jis pabėgs. You are so fucking good, bro. Tower destroyed. Bad damage. Double kill. Kill Gerai, streak. dabar galim važyti. Nežaiti. O, taip, jis dabar negyvas. Sulėtinimas. Ir jis Kill negyvas. streak. Aš tokių žmonių nesuprantu, kurie puola maždaug su tokia logika, kurie turi to. Nu, maždaug labai prasminus žmonės. Tower destroyed. Gerai, dar vienas. Pas mus turi tas 12-2 rezultatas. Maždaug čia žaidimas skiriasi tuom nuo LoL'o, kad čia nėra ten tų visų support, ADC ir panašiai. Čia tiesiog išsirinki čempus, kurį moki gerai žaisti. Arba nemoki, va, kaip žmonės dabar eina. Ir žaidi. Ir maždaug jo. Čia nėra tipo į botą eina supportas ir ADC. Į midą koks magas ar panašiai. Ir į topą koks... Ir čia dar nėra... Ir į topą koks tankas ir nėra čia tokio dalyko kaip džunglės. Tipo, nu, yra ten monstrai džunglės. Va čia, va, pavyzdžiui, yra... Va ten, kur visi tokie brutaliukai, kuriuos jūs matote, ten yra monstrai visur. Galima džunglėm, bet čia tiesiog tokių dalykų nepriimta daryti, nes čia ne LoL. Oh my god. Manau, iš tokių nenori pasidomėti, bet aš
Manau, šitą turėtą dabar turėtume sutvarkyti. Gauname savo. O, ir paladinas eina. Ir mes jį dabar trysia. Nu, jeigu elfė užleistų staną. Tai tada galėtume iš jį paimti. Ir aš dar pastatyti šitą. O, ir dar bazilika ateina. Čia bus laipsnių faitas. Jo, čia beveik visi atėjo, dar vienas, tas garselį geras. O, padariau taip. My god, tas jau viskas daro. Laiks įvykti. Aš padariau kilą iš savo paprastos atakos. Lol, GG. Jis bandė teleportuotis, kažkas bandė teleportuotis ant turėto ir nieko nepavyko. Todėl, kad mes tai padarėm. Ir aš tai padariau. Lol. Davai pagylinam šitą didiką. Arba uždedam šitą lauką, tik užgylina. Va, matot? Kietas dalykas kažkai. Gražiai atrodo. Mes juos tvarkom. Ir jie pušina va šitą šūdą. Todėl mes darom pinkus. Ne pinkus, karočią, tokius taškelius, kad nežinau. Gal aš imu jiems patrukdyti. Nes jie gali prapušinti ir po to laimėti. Gerai, va baktikus pasiemam, kad mes būtume greitesni. Tada pasiemam. Ir pasiemam biškį gyvų. Paukštą, gerai. Ir čia šitas čuvaks dabar teleportuojas, tenais. Kur jis teleportuoja? Nes mes dabar įginti va šitą varną. Ai, jie jau išėjo turbūt. Galim nidą dar papušinti iškį. Mes biškis tokiais nelabai žaidžiantais žmonėmis žaidžiam. Arba tiesiog aš, arba mes tiesiog per gerai žaidžiam. Tai va, šitas žaidimas bus naujas mano kanale, aš kažkada sakiau, kad jį žaisiu. Triple kill padaro. O, Rampage padarė. Ir galbūt padarys Epic kill. Kaip nemanau. O, padaro Epic kill. Tai reiškia, Hoče čia būtų pentakillas lolė. Tai jis padaro pentakillą. Man suvalgino. Reikia pažiūrėti. Aha, viskas gerai, kas mane filmuoja. Ir jis vėl double kill padaro maždaug. Kiek aš kill turiu? 5. Jis turi 15. Maždaug. Dar vieną killą padaro. Pagilinam mūsų minionus. Padarom šitą turėtą. Jie dar kiek turi. Jau pusę pasto šitą va pimpaliuką. Likę HP. Tai sustroinam dar vieną turėtą. Arba towerį. Ir va šitus sunaikinus. Da. Какой бутыль? Какой бутыль? Ай, сейчас поменяю. Somebody will die. Oh my god. Jam pasisekė.
Ir ten man kaip viską tuo. Klausia, ar skambutė, bet pakeičiau. Kaip aš pamiršau pakeisti šitą žaidimą pabaigėm. Ir aš pakeičiu būtent. Gerai, viskas, jau galim naikinti šitą šūdą bausmę. Ir mano basic atakos daro no damage. Taigi, ačiū, kad žiūrėt, su jumis buvo Štais Gameris, žaidėm žaidimą, kuris jums Heroes of Order Rentelas. Spaukite like, komentuokite, dalinkitės ir prenumeruokite mano kanalą. Geros jums dienos!